Kamuolys neliečia lanko, Vasiliauskas mėgina įsibėgėti, perdavimas Šulskiui, puikiai Vytautas. Vasiliauskas, jo prasiveržimas, Šarūnas Vasiliauskas nenumaldomai artina Vytautą prie pergalės, kad ir ką bedarytų Lietkabelio komanda, o Šarūnas Vasiliauskas. Čepukaičio užtvara, Vasiliauskas suklaidina dabar Janą Vujų, kur Panevėžio klubo gynėjai niekaip nesugaudė Šarūno Vasiliausko, bet ir čia Vasiliauskas savų šansų randa. Vasiliauskas labai judri Žalgirio gynyba ir sunku, bet pavyksta Vasiliauskui. Vytautas jau surinkęs 40 taškų, tiesiog idealus Vasiliausko perdavimas Čepukaičiui. Vasiliauskas pats viską baigs, 3 sekundės. Sunkus metimas, Šarūnas Vasiliauskas. Gerai randa Čepukaitį Vasiliauskas. Vytauto komanda apsigynė, Vasiliauskas Vilmantui Dyliui 2-2 ir lengvi. Juventus klysta. Ir savo išpuolį pradeda Vytauto krepšininkai. Vasiliauskas po krepšiu sudėtingas ir taiklus. Šarūno Vasiliausko nėra. Sirutavičius. Na taip, iš karto Danys pakeitė Butterfieldą ir ginasi prieš Gytį Sirutavičių, kuris jau yra pelnęs šelius. Vasiliauskas. Ir 2 varžovus pritraukia Vasiliauskas. Su Dyliu 2-2. Dylys labai staigiai leidžiasi prie krepšio. Utenos komandai. Vasiliauskas ir trūksta susikalbėjimo. Vytauto veiksmai atrodo žymiai darnesni ir puolime, ir gynyboje. Vilmantas Gyja 52-34. Pasvalyje tik vyksta įnirtinga kova. Ten 1 tašku. 5 pagal rezultatyvumą lygoje komanda. Vasiliauskas dar vienas. Sudėtinga 2 taškai ir rezultatas pirmąjį sykį į Dzūkijos komandos naudą. 11-10, čia Dylys. Čia jau stovi drausmingai gynyboje. Vaikosi Jakab Rodnikas Šeškų, bando prišokti ir prie Vasiliauskos. Auklėtiniai atrodo susimobilizavo ir stabilizavo rungtynių eigą bei išsiveržė patys į priekį. Čia Laimonas Kisielius, sėkmingai. Vasiliauskas. 14 sekundžių iki atakos pabaigos perdavimas Butkevičius, šis iš po krepšio. Gali leisti Vasiliauskui pradėti naują Vytauto ataką. Butkevičius prieš Giedrių ir puikiai supranta, kas yra kas šios dienos rungtynėse. Perimtas kamuolys Vasiliauskas Kisieliui, ar bus dėjimukas? Štai taip, štai. Puolėjai taip per žemi. Ketvirti. Taip, kaip sunkiai, puolėjai tarsi per žemi, kaip lengviai kraštai gal kiek per lėti. O čia Šarūnas Vasiliauskas. Ta vadinama mikro dvikova, kurioje turėtų įgyti pranašumą Vilniaus Lietuvos Rytas. Klausimas, ar jie tuo pasinaudos. Stebima figūra, bet dabar startuoja galingai ir jau pasiveja Julių Juciką. Dabar ir Varelikas yra pelnęs 11, nes dažniausiai jis rungtyniavo starto 5. Čia labiau buvo šios dienos rungtynėms skirtas sprendimas, kad Čepukaitis pradėjo rungtynės nuo atsarginių spaudimą. Vėl Vasiliauskas kiek per žemai jam nusileido kamuolys, nebuvo galimybės mesti iš karto, meta po. Lietuvos Rytui autorius šiame ketvirtyje. Vasiliauskas. Daug užtvarų jam, Šarūnas Vasiliauskas nuostabus. Jis nuovargis, o ne tai, jog galbūt patikėjo kažkuo jau, ko dar nieko ne... Šulskis. Geras perdavimas Vasiliauskui ir Vasiliauskas centruoja. Vasiliauskas prašo užtvaros. Čepukaitis ją stato, bandymas žaisti 2-2. Pats Vasiliauskas. Grantas Johnsonas iš vidutinio nuotolio, netaiklus jo metimas. Vasiliauskas, geras perdavimas ir čia mato. Išties kaip reta, daug efektingų ir efektyvių epizodų. Vasiliauskas su išlaikymo ore, 2 taškai. Perima kamuolį dabar Vytautas. Vasiliauskas. Iš toli Šarūnas Vasiliauskas. Patirtis svarbi. Tokiose situacijose Čepukaitis nemesis iš tokių situacijų, nemes. O čia Šarūnas Vasiliauskas. Bravo, kuris atliks perdavimą svarbiu metu, bet kad jis gali būti tas krepšininkas, kuris svarbiu metu pataikys sudėtingą metimą. Vasiliauskas dar kartą ir tai yra Šarūnas Vasiliauskas. Dabar jau reikia Vytautui stebuklo šiame susitikime. Vasiliauskas iš toli. Ir dar kartelį. Tai situacija Žilionis gavo pražangą, ne Dimša. Čia perdavimas ir 2 taškai. Kisielius, Vasiliauskas, Butkevičius ir Šulskis. Tai 5. 5 Vytauto komandos penketas. Kisielius iš toli pataiko. Palindo. Vasiliauskas. 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 Vas
Ir irgi ten Želionį, man atrodo. Dovanėlė. Padovanoja Vasiliauskas, iš toli pataiko. Na dabar Laimonas Kisielius turėtų žaisti sunkiuoju puolėju ir kovoti su Kšištofu Lavrinovičiumi. Kisti savo žaidimą, kadangi Lietuvos Rytas prisitaikė ir pakeitė savo gynybą. Šarūnas Vasiliauskas, Prieniškiai turi 2. Vasiliauskas. Rola pro Vitolą pavyksta, prasibraukė Žygimantas Janavičius, kibi. Ir gera Janavičiaus gynyba, bet Vasiliauskas atlieka perdavimą čia. Gal šiek tiek riboti šiuo metu. Ir todėl galbūt kažkiek jų žaidimas darosi labiau nuspėjamas. Čia Šarūnas Vasiliauskas ir ten jau jokių šansų sugaudyti savo varžovą. Dabar su Butkevičiumi. Labai geras krepšininkas. Turėjo pakankamai erdvės, prieš tai pataikė metimo, kodėlgi nepabandžius dar kartą. Vasiliauskas, nieko prie jo nėra, reikia pataikyti ir Šarūnas Vasiliauskas tikrai labai didelis žaidybinis krūvis ir daug žaidybinio laiko pagrindiniams krepšininkams, nes tiesiog nelabai yra kas jos pakeistų. Čia labai svarbu. Šarūnas Vasiliauskas, prieš jį Blausas kur kas aukštesnis žaidėjas. Vasiliauskas tuo naudojasi ir įspūdingai žaidžia Šarūnas Vasiliauskas. Kisielius statys užtvarą. Nelabai sėkmingai stato užtvarą Kisielius. Tačiau Vasiliauskas sugeba pataikyti va tokį metimą. 5 sekundės Vasiliauskas. Reikia metimo. Nėra pražangos. Vasiliauskas super sudėtinga. Tik 5. 3 taškai iš 23, tai yra 22% taiklumas. Vytautas pataikė 7 iš 24. Mūro taikiklis išsiderinęs pastaruoju metu. Vasiliausko dovana tiesiog Šulskiui ir Šulskis pelno 2 taškus. Jau dabar įsigyti bilietus, juos platina Tiketa ir dabar kaip tik, yra puikios akcijos, puikios kainos, ypatingai tie, kurie turi abonementų, nėra pasiruošęs. Ir taip pat, po tos traumos negali žaisti prieš 4. Ir šiaip Lietuvos krepšinio lygoje Kameronas Aersas 3 taškius meta kol kas. 9 taškai Šulskio sąskaitoje, 8. Kisieliaus po 7 taškus šiandien yra su rinkiniu žaidėjų suolo. Gražinamas kamuolys atgal, Vasiliauskas priverstas atakuoti ir pataikė Laimonas Kisielius. Šiaip gana netikėta buvo tai, kad jis nepradėjo rungtynių 3 kėlinio nuo pradžių. Vasiliauskas. Čia perdavimas ir iš po krepšio 2 grįžta į aikštę. Dabar bus aukštesnis jau Vytauto komandos 5-tukas. Ir taškai pavyks distancijos aukšto ūgiai, nes Vytauto komanda naudoja aikštės gynybą. Vasiliauskas ir Virginijus Šeškus reikalauja iš Vilmanto Dylio, kad šis galų gale pastatytų užtvarą. Vasiliauskas neleidžia Valeika Butkevičiui pastatyti užtvaros. Bet gale taškų pelniusi komandos lyderė. Šarūnas Vasiliauskas. Ir bloga galimybė, taigi Robinsono taiklių metimų alytiškiams trūksta. Vasiliausko štai toks. Jis šiandien nepelnė nė taško. Čia Šarūnas Vasiliauskas.